Labas, brangi. Būtinai noriu dabar pasirodyti ir pasidalinti. Tiesiog esu po pokalbio su kliente apie negimusius vaikus, ne apie persileidimus, kitas situacijas ir apie tai, kad tos patirtis, kad ir kiek metų praeitų, atrodo, lyg kasdien negalvotum, jei turėjai persileidimų, negimusių vaikelių, galbūt abortų, kitų situacijų. Kai kurios vienas iš jų galėjo praeiti gana lengvai, sklandžiai, jeigu gimė vaikai, kiti po to gyvenimas buitis sekė ir judėjo į priekį dideliu tempu, tai pasimiršta. Ir jeigu tai nebuvo įprasminta ir išreikšti iki galo jausmai, tuo metu išgėdėta, kas nutinka, tai yra iškyla kažkada kitu metu. Ir ši klientė sako, kaip, jeigu tuo metu būčiau žinojus, ką tuo metu reikia daryti, praėjo beveik 10 metų. Ir kai mes tą temą kalbamės, tai pasidaro be galo be krašto jautru. Nors atrodo, kad tikrai viskas po to susitvarkė, gimė kiti vaikai, gyvenimas eina toliau. Dėl ko tai yra svarbu? Dėl to, kad ten lieka energija, jeigu iki galo tavo pačios energija, tavo spindėjimas, tavo, net jei apie tai negalvoji, tavo spindėjimas, tavo pilnas išsiskleidimas kaip moters, net kai netrodo, kad tai turi didelės įtakos, ir gali kažkaip įtakoti, nes praėjo, susigyvenom, laikas užgydo žaizdas ir taip toliau. Jeigu apie tai kalbant vėl graudu pasidaro, skausmas iškyla vėl, reiškia ne iki galo yra išgyventa. Šitos situacijos iki galo yra išgyventos tada, kai mes tai galim prisiminti ir jeigu kyla mums ašaros, mes verkiam iš meilės, iš to, kad ta patirtis buvo mūsų gyvenime. Aš pati esu patyrusi porą persileidimų, labai ankstyvoje fazėje, tai reiškia, man medikų pagalbos nereikėjo, bet jau tuo metu žinojau, kad laukiuosi ir koks tai buvo skausmas sužinojus, patyrus, tuos sąrėmius kaip mėnesinės labai stiprias ir kiek užtruko laiko išgėdėti, išverkti tą skausmą, kurį jaučiau su širdimi, su kūnu, sielos tas skausmas yra begalinis, nors dar nieko. O ką kalbėti apie moteris, kurios jau matė savo vaikelį, plakančią širdelę stebėjo ekranuose, jau laukia ir to laiko nebuvo, kur tiesiog, kai vyksta persileidimas kaip mirtis, tiesiog vaiko mirtis. Ir aš tik tai galiu įsivaizduoti, koks tai didžiulis skausmas, kai man ten tik kelių savaičių, ir kokį skausmą esu patyrusi. Tačiau labai šitame etape svarbu gauti pagalbą ne tik fizinę. Nes irgi, kaip sako, man labiau skaudėjo ne kūną, ne po medicinių procedūrų, dalinasi moteris, bet širdį, sielą, tas, kad mirė mano vaikas, kad neišgyveno. Tai va tą gedulą praeiti labai svarbu. Viena iš pirmųjų mano klienčių, šitoj erdvėj, prieš daugelį metų, kai gydymo, palaiminimo sesijas energetinės pradėjau daryti ir buvo klientė būtent po persileidimo moteris atėjus, kuri kai praėjome visą laiką, visą jausmų paleidimo procesus, gedėjimo, jos pačios kaip moters energijos balansavimo procesą. Ir kai jinai gavo priėmimą pas psichologą, psichoterapeutą, kuris galėtų jai padėti, sako, aš jau sveika. Tai tas momentas, kada gedime, yra svarbus kreiptis pagalbos ne tik fiziniam kūnui, bet ir tai sielai, kuri tiesiog kaip išplėšta kažkas būtų, ne iš širdies.
Šitas momentas yra labai svarbus, ne apie savo draugų glėbį, ne žmonių, kurie gali tave laikyti, padėti. Kitas momentas, kai yra prieš daugelį metų, ne, tai irgi, kad neliktų tai atminty. Labai puikiai atsimenu vienos moters, kurie atėjo taip pat pasakymą motivaciją, ne kodėl jinai atėjo. Sako, aš nenoriu, kad būtų taip kaip mano tetai, kuri jau anūkų turi, bet kai jinai pati, kaip jauna moteris pasidalino apie savo persileidimą, jinai tiesiog ašom paplūsta, prisiminusi savo prieš 30-40 metų neįvykusius ir neišgėdėtus, procesų, nesuvirškintus tas patirtis. Tai tiesiog aš nenoriu taip, kad man būtų, kad aš 40 ar 30 metų ir vis dar man skaudėtų. Tai dėl to tą procesą iš tiesų pereiti, išsigydyti, subalansuoti ir įprasminti, nes viena yra paleisti jausmus, ir kitas yra įprasminti. Tai čia tiek pokalbio būdu, tiek sesijų, kaip aš pati dirbu su klientėm, tai į Womb Healing, Womb Blessing sesijos, įsitraukia į pagalbą jau 10 metų, tuo dalinuosi su moterimis įvairiose situacijose ir šiandien būtent akcentą į šitą po persileidimo, kai yra tai tiek, kurie labai senai buvo, tiek tie, kurie nešviežiai nepadeda subalansuoti, gydyti išės, gydyti širdį moters, gydyti visą tą situaciją, išgėdėti, įprasminti ir tuomet su ta visai kita prasme. Turėti tą vaikų mama, kad buvai tų vaikų mama. Taip pat ritualai čia ateina į pagalbą, užbaigti, uždaryti tą etapą. Labai gražiai pasidalino šiandien klientė, sako taip, nes mes iš tiesų mūsų tema buvo apie virsmus kalbėjom ir apie tos vaikus gimusius, jau apie gimdymo procesus. Tas patirtis, kurios su vaiku, sako, ką daryti su tais, kurie negimė. Gimė, tai yra pastojau, gimė vaikas vientai, kažkoks tai, net jeigu ritualų kažkokių didelių neturėjom, kažkokiu tai būdu užsibaigė tas procesas. Tačiau, kai pastoj ir negimė, persileidimas ir čia ta sunki situacija ir jinai kaip ir neužsibaigusi, neužsidariusi tą situaciją, tai vat uždaryti. Sako, kad už to užbaigimo. Ir vat, sako, kaip reikia, kad moteris žinotų, tai iš tiesų aš labai paskatinta savo šitas klientės dabar dalinuosi šitą žinią, kad jeigu tikrai jauti nebaigtų tokių situacijų, čia šiuo atveju konkrečiai apie kurios neužsibaigė, tai yra pastoj ir persileidimas ir nebuvo užbaigtas šitas gedėjimo procesas, skausmo paleidimo ir įprasminimo, kad būtų jau ramu pasakyti, kad fiziškai jūs mane žinot kaip 3 vaikų mama, bet aš žinau, kad dar esu 2 vaikų mama, kurie negimė. Tai va tas ir tada jie turi vietą mano širdyje, turi vietą įprasminta mano gyvenimo istorija, kodėl taip nutiko, suprantu ir kai yra tame prasmė ir jausmai išgyventi, paleisti, užbaigtas procesas, tai yra lieka tik tai meilė, dėkingumas ir toksai išsilaisvina energija. Vietoj to, kad jinai daugelį metų būtų slėptų tą paslaptį, slėptų tos sunkius dalykus. Net kai tai vyksta nesąmoningai, nes tiesiog nenorim, kiti žmonės net irgi gali sakyti, taigi jau irgi tau skauda, fiziškai neskauda, bet sielas skauda ir tą jautrumą, ypatingai mes, jautrios moteris, mums reikia to palaikymo vienos kitoms, kad pereiti ir į tos procesus. Tai šiandieną trumpa šitą žinutę ir noriu paskleisti tą žinią, kad jeigu yra buvę, daugeliui moterų persileidimų yra buvę ir jauti, kad uodegų yra neužbaigta, neišvalyta, tai lygiai taip pat gali nesodinti, slopinti tą spindėjimą su moteriška, natūralų nespindėjimą,
apie tai, ką dalinuosi, tai nėra vien tai, kad mums viskas gerai, bet kad tos situacijos, kurios ateina į mūsų gyvenimą, į tavo gyvenimą, jas išgyventi, perjausti, perkeisti ir įprasminti ir paleisti, kad nebereiktų laikyti skausmo, jausmų, kurių nepatogu išreikšti, tų prisiminimų, kuriuos turi slėpti. Tai tam esame mes čia, moteris vienos kitoms, pagalbai. O aš duodu tau žinią, kad iš tiesų 10 metų jau lydžiu moteris šituo keliu ir daugiau, ne kitose srityse, bet net ir šitoj srityje esu ta, kuri būnu šalia moters, jai padėti, pereiti visą tą procesą, laiką, tą skausmingą išbūti, pabūti šalia, tą dalintis meilę, palaikymu ir pravesti pro šitą. Ir taip geriausiai atsiliepimai, sakau, yra tie, kur moteris sako, per šitą džiaugiuosi, kad tai galėjau pereiti greitai. Gulėjau, supratau, kad galiu verkti gulėdama, ne, tuo metu sesiją vedžiau, tuo metu jai gulint. Ir ašaros kaip fontanai liejasi, sako, galėjau išlieti visą tai. Išlieti, iškalbėti, išbūti ir įprasminti. Ir paleisti. Ir tuo metu, kai jau gavo gydytojų paskirtą vizitą terapeuto, jau būti sveika ir keliauti toliau, gyventi gyvenimą, spindėti. Tai jeigu jauti, kad turi tokių aktualijų užspaustų, kurias slopina tavo spindėjimą, susisieki, parašyki žinutę ir susisieksiu su tami aptardamos, kokios yra galimybės šiuo metu. Geriausi tau linkėjimai. Spindėki.